Na va, galiausiai atvykome į Augustino vienuolyną Erfurte, kuriame Martynas Liuteris augo kaip teologas. Jo kaip Biblijos, teologijos daktaro kelias iš tiesų buvo apspręstas tarp šitų sienų, kur sakoma, jis pirmą kartą pradėjo skaityti Bibliją. Bent jis pats taip sako, kad būtent čia jis pradeda gilintis į šventąjį raštą iš tikrųjų. Ir čia jisai atranda ir Augustiną. Kiek giliai jau per tuos 4 metus praleistus čia, sunku pasakyti, bet tikriausiai nėra atsitiktinumo, kad Augustino vienuolyne jis atranda Augustino malonės teologiją. Ir būtent ta išgelbėjimo iš malonės žinia yra viena centrinių Liuterio teologijoje, Liuterio knygose, Liuterio pamoksluose. Sola gratia. Be Dievo malonės aš esu pražuvęs, sako Liuteris. Be Dievo malonės kiekvienas iš mūsų linkę daryti blogą ir negalime niekaip išsigelbėti. Bet iš Dievo malonės mums tai prieinama. Iš Dievo meilės, gerumo, gailestingumo ir iš to, kad jis pirmas imasi iniciatyvos, išgelbėjimas yra prieinamas kiekvienam. Eidami toliau kažkur čia per vienuolyną pakalbėsime, kokie išmėginimai Liuterio kaip jauno vienuolio jo laukia tarp šitų sienų. Bet norėtųsi pradėti nuo sola gratia, nuo tik iš malonės. Stovime Augustinų vienuolyno kiemelyje. Vienuolyno, į kurį 1505 metais atkeliavo Martynas Liuteris. Būtent davęs įžadus šventai Onai tapti vienuoliu, jis juos išpildo po kelių savaičių ir tais pačiais metais pradeda gyventi čia, šitame Augustinų vienuolyne. Ir kalbant apie Liuterio kelią, matome, kad iš seniausio Vokietijos universiteto, tai yra Erfurto universiteto, jisai pasuka ir ateina į Augustinų vienuolyną. Taigi iš Liuteriui nepakanka vien akademinių žinių. Juo labiau, teisė ir scholastika nėra jo pašaukimas. Jis pradeda pačioj žemiausioj vietoj, kaip kiekvienas vienuolis išties, novicijum tampa, tik po metų duoda vienuolio įžadus čia, šitame vienuolyne. Ir kaip vienuolis jisai stengiasi daryti viską, ką gali. Absoliučiai viską. Tai yra laikosi maldų. Jeigu jis praleidžia kokią maldą, jis ją kompensuoja vėliau. Jis pasninkauja, jis eina nuolatos išpažinties.
Vyresnysis vikaras šio vienuolyno yra Štaupicas, dvasinis tėvas Liuterio, kuris jam pasako, jeigu Martynai kiti išpažintų tiek, kiek tu išpažįsti, tai dangus į žemę nusileistų. Užtenka. Tu negalvok vien apie savo nuodėmes, bet pagalvok ir apie Dievo gailestingumą, apie Dievo malonę. Štai čia ir sušvinta, pradeda šviesti Liuteriui ta Dievo, maloningojo Dievo pusė. Iki tol Dievas jam yra tik teisėjas, tik tas, kuriam teks atsiskaityti ir be abejo, kadangi tiek daug nuodėmių padaryta, būti jo nuteistam. Bet kad Dievas gali pasigailėti, kad Dievas yra geras ir maloningas, Liuteriui pradeda ateiti į širdį būtent Štaupico pagalba. Ir kai skaitai Štaupico mintis, matai, kad tikrai įtaka buvo didelė. Taigi galim pasakyti, kad ta sola gracija tik iš malonės, jeigu ne visų pilnumų išsiskleidžia, tai tikrai užgimsta čia, šitam galbūt netgi kiemelį, kur sakoma, kad vienuoliai augino vaistažoles ir šiaip daržovės ir kitus žalumynus, kuriuos naudojo virtuvėje. Galbūt vaikščiant čia, tikrai tame tokiame jaukiame vienuolyno kiemelėje ta Dievo malonė tampa neatskiriama Martyno Liuterio teologijos dalis. Tai mes esame Augustino vienuolyne, kuriame yra seniausi vitražai. Dar vienas dalykas, kurį sužinojau, kad paminėjau kažkuriame epizode, kad Erfurto universitetas yra seniausias Vokietijos universitetas. Ir Liuteris ten pradėjo studijas. Tai labai reikšminga, aš manau, kad tai buvo jau toks prestižinis universitetas. O Wittenbergo universitetas, taigi, tik įsteigtas. Praktiškai čia Liuteris atvyksta 5 metais, ja? O Wittenbergo universitetas įsteigiamas 2, prieš 3 metus. Vienuolyne Liuteris paniro į šventojo rašto studijas, kurios vėliau jam padeda atsirinkti tiesą nuo klaidos. Ir viena iš blogybių ir didžiausių klaidų to meto religinėje praktikoje buvo indulgencijų pardavinėjimas. Žmogus būdavo išteisinamas, taip buvo sakoma, nusipirkęs popierėlį, pasirašytą popiežiaus, kuriame buvo parašyta, kad tau atleidžiamos visos tavo nuodėmės. Indulgencijų pirkimo praktikoje yra tam tikra evoliucija. Galima buvo nusipirkti atleidimą savo artimiesiems, galima buvo galiausiai mirusiems artimiesiems, kad jie, iš skaistyklos patektų į dangų. Iš tiesų, tai buvo komercinė veikla ir pinigai keliavo į Petro bazilikos statymo iždą Romoje. Apskritai, žmonės tuo metu buvo religingi, bet be šventojo rašto pažinimų.
Ir vat tai Liuteris pradėjo suvokti, jau būdamas Wittenberge. Na, netgi tas pats Saksonijos rinkikas Frederikas, nors galbūt jį reikėtų vadinti geriau, tiksliau būtų Friedrichu, turėjo ištisą relikvijų kolekciją. Na, apie relikvijas galima būtų daug kalbėti, aš tik paminėsiu, kad žmonės, prisilietę prie relikvijų tikėjosi gauti vienokį išgydymą ar kitokį palaiminimą. Ir todėl tų relikvijų pas Friedrichą Wittenberge buvo virš 5000, jisai surinkęs tą kolekciją. Bet vėl už tai reikėjo mokėti. Ir štaiga dabar atvyksta vienas pamokslininkas, pardavinėjantis indulgencijas ir kyla konkurencija. Tai Friedrichas jo net neįsileidžia į Wittenbergą, bet jis ten truputį kitoj upės pusėj pardavinėja tas indulgencijas. Liuteris tuo metu jau yra tikrai to miesto ganytojas. Jis sako pamokslus, jam rūpi parapijiečių dvasinis stovis. Ir jam tie parapijiečiai atneša indulgencijas ir sako, štai aš jau gavau nuodėmių atleidimą. Ir Liuteris supranta ir iš tiesų pamokslauja. Tai ne pagal raštą. Taip nuodėmės neatleidžiamos. Tai prieštarauja šventajam raštui. Vienintelis būdas gauti nuodėmių atleidimą – tai atgailauti ir tikėti. Taigi čia dar grįžtam į Erfurtą, į Augustinų vienuolyną. Čia jisai pradeda suvokti, kad atgaila vėlgi savo dvasinio tėvo Štaupico padedamas, kad atgaila nėra išoriniai darbai. Nes tuo metu, išpažinti nuodėmes buvo viena. Bet po to sekė ištisi atgailos darbai, kurie arba, užbaigdavo atgailą, arba ją paversdavo niekais. Ir kadangi Liuteris tą darė labai iš širdies ir, pastoviai, jam ta atgaila buvo labai toksai baisus žodis. Bet būtent Štaupico padedamas jis pradeda suvokti, kad atgaila nėra išoriniai darbai, o yra vidinis širdies pasikeitimas. Ir būtent toks, kad širdis tampa gabi priimti Dievo malonę ir Kristaus meilę. Taigi nuodėmės atleidžia Dievas per Jėzų Kristų, kai žmogus gręžiasi į jį, o indulgencijos yra tiesiog manipuliavimas žmonėmis, jų sąžinėmis, jų protais ir iš tiesų trukdo tikėti. Tačiau tas pamokslininkas, Tetzelis, įėjęs būtent į istoriją, štai ištraukėlė iš jo pamokslo, kalbėjo priešingai, nei Liuteris suvokė. Indulgencijos brangiausia ir kilniausia iš Dievo dovanų. Šis kryžius toks pat veiksmingas ir jis iškelia kryžių raudonos spalvos, kaip Jėzaus kryžius. Ateikite ir aš jums duosiu raštus. Visi jie deramai užantspauduoti, per kuriuos gali būti atleistos net tos nuodėmės, kurias jūs dar tik ketinate padaryti. Ir taip toliau, žodžiu, šios nuodėmės beveik begalinės, todėl užtraukia begalinę bausmę skaistyklos liepsnose. O dabar šiais indulgencijų raštais jūs galite kartą per savo gyvenimą visais atvejais, išskyrus 4, kurie rezervuoti apaštališkai vyskupystei, ir po mirties gauti visišką visų
jūsų kalčių ir nuodėmių atleidimą. Nu kas nenorės gauti viso gyvenimo nuodėmių ir kalčių atleidimą ir kas nepirks tų indulgencijų. Štai čia gimsta tos žinomos 95 tezės, kurių pirmoji skambėjo štai taip, 95 Liuterio tezės. Iš esmės tai yra protestas prieš manipuliavimą tikėjimu, prieš visišką šventojo rašto ir Evangelijos teikiamo išgelbėjimo neigimą. Pirmoji tezė, kai mūsų viešpats ir šeimininkas Jėzus Kristus sako atgailauk, jis turi galvoje, kad visas tikinčiųjų gyvenimas žemėje turi būti nuolatinė ir nepaliaujama atgaila. Šis žodis negali būti laikomas atgailos sakramentu, kaip aiškina kunigai. Viešpats čia kalba ne tik apie vidinę atgailą. Vat čia ir paaiškėja, kad Liuteris pradeda akcentuoti tą vidinę atgailą, nors čia pat prideda, kad turi būti ir kūno marinimasis. Gailėjimasis ir liūdesys, tai yra tikra atgaila, trunka, kol žmogus yra nepatenkintas savimi, kol iš šio gyvenimo pereina į amžinybę. Na va ir sakoma, kad Martynas Liuteris iš tiesų vargiai ar turėjo tą tokį atsivertimo momentą, kurį galim suvesti į vieną tašką. Ir tezės tai išduoda taip pat. Jisai kalba apie tą nuolatinį vyksmą viduje. Bet kada tai įvyksta, pilnai paties Martyno širdyje sunku pasakyti, ar dėstant Wittenberge laišką romiečiams, ar laišką hebrajams, bet kažkuriuo tai momentu jo mintis vis stiprėja, vis stipresnės ir stipresnės ir stipresnės, tampa ir va ta maxima sola scriptura, reiškia, yra varomoji jėga. Visa tai, kas rašte parašyta, yra tiesa. Jeigu tam prieštarauja bažnyčios susirinkimai, jie klysta. Jeigu tam prieštarauja popiežiaus bulės, jos yra klaidingos, o ne neklystančios. Na ir šventas raštas yra iš tiesų tas žibintas tiek tikinčiojo, tiek tikėjimo bendruomenės kelyje. Na ir baigiamos tos tezės štai tokia mintimi. Ar mes neatsikratysime visais pamokslininkais, kurie sako bažnyčiai ramybė, ramybė, o ramybės nėra? Turime raginti krikščionis uoliai sekti Kristų savo galvą per kryžių, mirtį ir pragarą. Mat kur kas geriau įžengti dangaus karalystę per daugybę išbandymų, negu įgyti kūnišką saugumą, guodžiamiems netikra ramybė. Taigi Liuterio įsitikinimo būtent Tetzelis siūlo apgaulingą, netikrą ramybę. Ir žmogelis turėdamas tą atleidimo raštą, jaučiasi taip, kad skelbiama ramybė, ramybė, o tos ramybės visgi nėra. Ką daryti? Sekti Kristų, sekti Kristų. Štai šitame vienuolyne yra seniausi vitražai ir jie buvo išsaugoti. Tai yra originalūs 14 amžiaus vitražai. Ir viename vitražų lange yra pavaizduoti liūtai laikantys rožę. Vėliau
Liuteris savo raštus, savo traktatus pažymė kryžiumi, kuris yra rožės viduje antspaudu. Tai tampa apskritai liuteronų toks bažnyčios ženklas. Tačiau čia vitraže pavaizduota rožė ne su kryžiumi. O manoma, kad Liuteris visgi melsdamasis, eidamas į mišias čia vienuolyne, žiūrėdavo, kontempliavo ir vėliau jam, ten yra ne kryžius, o tokios linijos, jos tampa kryžiumi. Kryžiumi, kuris yra būtent, rožės viduje. Ir Liuterio mintis skamba taip: širdis, kuri pradeda gyventi po Kristaus kryžiumi. Žmogus, kuris gyvena po Kristaus kryžiumi, išsiskleidžia kaip rožė. Žmogus atsiveria Dievui tik tokiu būdu, atradęs Kristų, atradęs jo kryžių. Iš tiesų mes matome, kad taip baigėsi ir tos 95 tezės. 94 sako, kad mes turime, kaip krikščionys, uoliai sekti Kristų per kryžių, mirtį ir pragarą. Ir iš tiesų pragaras Liuterio dar laukia, ta konfrontacija, kuri prasideda iš popiežiaus Leono X pusės, jo ekskomunikacija kaip vienuolio, jo raštų pasmerkimas kaip erezijos. Tai yra tas pragaras, per kurį Liuteriui teko praeiti, bet atradęs Dievo malonę, pradėjęs tikėti, jis jautėsi teisus. Jis buvo įsitikinęs, kad Dievas dovanoja teisumą ir išmokė ir mus būtent taip pasitikėti Kristumi. Bet bene gražiausia yra tai, ką jisai atranda raštuose, kad Dievas ateina pas mus ne kaip teisėjas, bet kaip mūsų gelbėtojas, kaip mūsų atleidėjas, išteisintojas, užtarėjas. Ir tuomet mes iš tiesų, žvelgdami į Viešpaties kryžių, išsiskleidžiame kaip tos rožės. Liuterio vienuolio patirtis palaipsniui veda jį prie išvados, kad ką bedarytum, kaip besistengtum, neįtiksi Dievui. Nei atgailos darbai, nei alinantys pasninkai, elgetavimas, tarp kitko Augustinai buvo elgetaujantis ordinas, nei kankinimas savęs šalčiu, niekas nenuramina sąžinės. Liuterio sąžinė kaltino jį visą gyvenimą, galim būtų sakyti, iki tol, kol jis atranda išeitį tikėjime. Sola fidei. Sola fidei. Tik tikėjimu žmogus gali tapti teisus prieš Dievą. Tik tikėjimu žmogus yra išteisinamas. Liuteris atranda būtent Liuterio sąmoniai Dievas teisėjas arba teisingas Dievas transformuojasi į
išteisinantį Dievą. Dievą, kuris dovanoja žmogui teisumą dėl jo tikėjimo. Vienintelis būdas tapti teisiu Dievo akyse - tai tikėti. Žmogus yra nusidėjėlis ne todėl, kad jis daro nuodėmes. Žmogus daro nuodėmes todėl, kad jis yra nusidėjėlis. Lygiai taip pat žmogus yra teisus ne dėl teisių darbų, bet teisus žmogus daro teisius darbus. Nusidėjėlis turi būti perkeistas į teisųjį. Ir tai įmanoma tik tai per tikėjimą. Taigi, iš Dievo malonės per tikėjimą. Na ir galiausiai mes ateiname prie trečiosios sudedamosios Liuterio teologijos ir visos reformacijos teologijos dalies sola scriptura.